Gerą dieną, bičiuliai. Nu va, tai ir vėl šiandien matomės. Tai šiandienos planelis ir toks, kad nusprendžiau pravažiuoti Žemaitijoje keletą laukų ir pasižiūrėti, kaip atrodo Brigen veislė. Tai va, tai kas nematėt dar kaip atrodo tas Brigens ir pagal ką jis, iš kur kyla tas visas pavadinimas, tai Brigens ir šičia. Tai va, Brigens ir kolūkietis, kaip ir mes visi. Tai va, tai ne tik turėsim pavadinimą, bet ir apibūdinimą, kas jis toks ir. Tai va, nes visi puikiai žinom, kad Skagens ir tvirts, genetiškai, duod geri baltymai, puikiai peržiemoja ir visa kita, tai nes ir drūtas. Tai va, Brigens ir drūtas. Tai va, nes, kaip ir sakiau, Brigens ir tėvs Skagens, o mama ir kodas. Tai va, lekiam pasižiūrėti, kaip atrodo, nes pats dar nebuvau, nežinau, kaip atrodo. Ir nes čia, sakau, buvo užpuolė labai daug darbų ir paprasčiausiai fiziškai nespėjau sužiūrėti. Net paprasčiausiai nebuvo kada nuvažiuoti. Tai va, ir varom pasimsim iš kitos mašins kastovėlį, nes šitoj neturiu. Ir varysim tiesiai į laukus. Nu ką, bėgam pasiimti kastovėlį. Mūsų kastovėlis. Nu tai ką, pirmiausias taškas tai bus Plungė. Plungės rajonas. Nes turėjom pasisėję irgi. Ir tada važiuosim į Telšius. Tai va, pažiūrėsim, kaip atrodo. Ir matysim. Tai va, tuo pačiu noriu visiems priminti, kurie planuojat naudoti pavasarį kaulamilčius kaip trąšą prie sėklos ir kuriems reikės būtent pavasarį stopo nuo žvėrių, galit parašyti nes reikia susirinkti būtent užsakymus, kad turėtumėm, kad spėtumėm paprasčiausiai pasigaminti, nes galim nespėti. Tai va, tai nuo lapkričio pradžios rinksiuos užsakymus ir turim tų formulių ne vieną, tai pagrindinis 2 formulės ir 5 16.1 ir 8.5.1. Tai va, tai galim pasiūlyti tokias. Jeigu kažkokios informacijos reikės, galit paskambinti man. Ir viskas. Tai va. Ir nes skau jau su stopu turim atsakymus iš tikrųjų. Kaulamilčiai geriausiai tinka stopui, būtent šitam nuo žvėrių, nes su kita organika bandėm, nepasiteisina, šičia veikia. Tai va, kam bus aktualu, tai paskambinkit. Tai va, o dabar štais dar tokių gaunu užklausimų įvairių dėl vandens kokybės. Mes turim ant purkštuvų įrenginius, kurie, sakykime, neutralizuoja kalcį, skaitos, ir jis vanduo tampa molekulinių lygių minkštas. Tai va, šitą vietą mes tokią turim ir dar atidirbinėjom dar vieną tokią sistemą, bet apie ją truputėlį vėliau, nes pabaigsiu viską ir va tada jau galėsim plačiau pakalbėti.
nes visiems yra aktualu purkšti su mažu kiekiu vandens. Bet dažniausiai vandenį ūkininkai reguliuoja su tam tikrais produktais, arba ten, sakykime, šarmin, arba rūgštent tą vandenį ir naudoja cheminius produktus. Ne, aišku, kartais būna, kad ir naudoja ir tiesiog natūralius fosforą gali naudoti, ne, ar ten kalį. Kalis tai aišku gal būti druskų pavidalu, nes dažniausiai tai būna. Ir visa kita, nes tuo pačiu ir natris ateina, o vandenį jau visų šitų dalykų yra. Ir jeigu mes norim gauti, skaitos, aukštą veikimą, būtent augalo apsaugos priemonių arba ten kažkokių tai produktų, visų pirma reikia suprasti vieną labai paprastą dalyką. Kokio vandens tam būtent produktui reikia. Pavyzdžiui, perkat kažkoks tai trašas, ne? Ir ten gali būti dėl to produktų stabilizavimo gal būti 12,5 arba net daugiau pH-as. Tokį produktą panaudojus, jūs neveiks šitas produktas. Jūs privalot jį nuleist, ten, sakykime, 7,2, 7,6, kartais pagal lapų, skaitos priklauso nuo augalų, pagal lapo aktyvumą didžiausias pH-as gali būti 8,2. Dar paim, bet realiai nuo 7,2 iki 7,6 trašoms yra super. Tai va, borui yra dar kitaip, sakykime, augalo apsaugos produktams dar kitaip ir mes kartais darom tokius didžiulius kokteilius, miksus, ten viską sukišam ir augalo apsaugos produktus ir trašą sudedam ir važiuojam ir dažniausiai negaunam rezultatą. Dėl to, kad, sakykime, vanduo yra kietas, turi magnių per daug, natrio yra ir viską užblokuoja. Tai va, tai atkreipkite šitą dėmesį. Šitą vietą, manau, apie vandenį daugiau galėsiu ir norėsiu pakalbėti būtent per seminarą, paliesti šitą temą, nes galėsim padiskutuoti, kas iš viso tas vanduo yra. Dabar yra atsiradę įmonių, kurios parduoda valymo įrankius arba priemonės, filtravimo įrangą, kuri išvalo viską ir valo druskų pagalba. Ir tada, kuo mes galim tikėtis? Tikėtis galim tik to, kad tas vanduo bus negyvas. Tai man, jeigu taip pažiūrėjus į vandenį, tai vanduo yra biologiškai aktyvus. Ne? Ir vandenį turim įvairiausių mikroelementų, kuriuos mes išvalom būtent per filtrus. Tai kam mes tą tada darom? Nieko ten nereikia padaryti tam vandenį, sakykime, nieko ten labai ypatingo nereikia padaryti tam vandenį, kad jis taptų, sakykime, minkštas. Neutralizuokit kalcį, skaitos padarykit jį kaip šratą ir neutralizuokit geležį. Ir viskas. O dabar mes išleidžiam pinigus visokiems brangiausiams reguliatoriams tenais ir visą kitą įrangas perkam už kosminius pinigus. Kam? Tai va, suprantu, kad pardavėjams gerai, bet kodėl tada jūs, iš kitos pusės pažiūrėjus tada, ne? Kodėl tada jūs geriat vandenį iš čiaupo, ne? Kiti net nenaudojat vandens filtrų įvairiausio, ne? O kodėl tada jūs vartojate vandenį? O ne? Tai nes su viskuo jūs gaunat. Pagalvokit. Kam šitą daryti, jeigu jūs patys savęs nesaugot, ne? Vartojat vandenį
su kalkėm, su įvairiausiais metalais, su visais mineralais, su viskuo. Kodėl? Tai va, visą laiką aš žiūriu per tą prizmę, užduodu visą laiką savo klausimus. Didžiai daliai žmonių nepatinka tai, kad aš klausimų užduodu į klausimą. Ir nes taip gimsta diskusija, o be diskusijos nieko nebus. Nes kas pasakė, kad būtent yra va taip, o ne kitaip? Tai mes galim tik tais būtent remdamiesi kažkokį tai savo patirtimą, kažkokiais tai rankraščiais, ten keletų žmonių mintimis arba sapročių vadovautis, kad galėtume atsakyti į tą klausimą. Šiandien žmonių, kurie gali pasakyti, va, taip ir ne kitaip, yra vienetai. Todėl aš ir sakau, yra būtent tokia situacija, kad mes su vandeniu elgiamės neteisingai arba bandom išlaužti tai, ko nereikėtų išlaužti. Ir viskas. Tai va, pabrėšiu, kalcis, kaip šratas turi būti, o ne kaip skeveldra. Ir geležis. Geležis neutralizuojasi degoninėje aplinkoje skaitos, arba dirbtiniai baseinai turi būti, arba jį iškeliant fontano pavidalu. Krisdams oksiduojasi su degonim ir turim nusodrintą geležį. Nieko nekainuoja. Nekainuoja keliasdešimt tūkstančių, nekainuoja įranga. Tai va. Ir nereikia jokios priežiūros, nereikia įrangos ten stebėti, elektras daug nereikia naudoti, filtrų nereikia keisti, visokių kitokių dalykų. Paprasta metodika, bet sakau apie šitos dalykus truputėlį vėliau, daugiau dar galėsim padiskutuoti. Aišku, jeigu kas norit, galite paskambinti, tikrai padiskutuosim apie šitą vietą ir visą kitą. Tai va, turim tokius pasidarę, aišku, bandymus ne vienerius metus, kada turim agregatus montuojamus ant purkštuvų ir jie, sakykime, tuo momentu neutralizuoja kalcį, išminkštin vandenį, ne? Tada taupom vadinasi chemiją, nes jos veiksmingums tampa geresnis minkštam vandenį. Ir viskas. Tai va, tokie dalykai. Atrodo, kartais mes per sudėtingai į viską žiūrim, per sudėtingai mąstom, kad čia kažkas tai tokio. Visada reikia atkreipti dėmesį, kaip tu žiūri tas susidariusias situacijas. Aš visą laiką mėgstu sustot, paanalizuot ramiai ir va tada pateikti atsakymą. Tai va, tokie dalykai. Taip, kad varom pasižiūrėti Brygeną ir ten pasikalbėsim. Nu, ir ką matom? Eina savo, dar negaliu rodyti. Per daug gražiai atrodo. Tai va, čia ir Mona Brygens. Tai va, 1000 grūdų masė buvo 53 gramai. Sėjom čia 3 milijonus. Čia ir tiesioginė sėja. Priešselis ir pupas. Nu ir galim pasižiūrėti, kaip atrodo. Nu, šiaip džiugin. Dar neiškasus džiugin. Nu, čia dirvožėms toks kaip ir durpinėlis. Na, pažiūrėkim. O, kaip gražiai. Šaknis aplipus, sėjos gylis yra tvarkingas.
Pažiūrėkit, kaip išsikrūmys yra. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ir ką manot? Gražiai atrodo. Labai gražiai. Pabandom paeiti biškį toliau. Čia ir tik tais fosforas naudots. Daugiau nieka. Nėra dėta. Aišku, dar per lapus esam pamaitinę su skystom organiniam trąšom. Truputėlį mano to produktų turbo. Tenais magnis yra, azotas yra su huminimi, fulminimi medžiagomis, rauksinais, citukininais, gibelerinų rūgštim. Ir toks produktėlis pas mane. Čia tas naujas, kur buvau, šitą testavaus, praeitais metais testavau, šiais metais pasileidom. Tai va, nu gražiai atrodo, nu ką galiu pasakyti. Kosmosėlis. Pabandom išsirauti čia. Nu, ir ko negruožės, ką? Gražu. Gražu žiūrėti iš tikrųjų. Kaklelis tvarkingas, gražus. Pabandysiu persipjauti, pasižiūrėti, kaip atrodo. Aš čia nėra ką čia bepjauti. Matos, kad yra jau susiformavę pagrindiniai stiebai. Būtent, vaskėjom, 100% turim 3 pagrindinius stiebus, kurių jau nebeatmes. Viskas jau. Nes jie jau iš rudens ir suformuoti. O kurie formuojasi pavasarį, realiai 90% yra, kad jie atkris, nu, kaip šits, ne, sakykim, gali būti, kad jo pavasarį ir nebebus, bet mes turim, skaitykim, 3 pagrindinius stiebus. Tai va, tai, nu, smagu pažiūrėti, kad taip atrodo. Ir sakau, aš tai labai džiaugiuosi šitą veislę, nes kažkas turės pakeisti tą skaginą. Tai va, o aš matau labai didelis perspektyvas į šitą veislę ir aišku, turiu ne vieną veislę dabar parsivežęs, bet šitą veislę man labai patinka ir būtent taip, kaip jie atrodo, kaip koks startas buvo. Būtent patys ūkininkai, kurie sėjo būtent mano veislę ir jie patys matė, kad startavo greičiau, spalva sodresnė, degimo energija labai didelė buvo, daigums 99 buvo, sakau, perspektyvi veislė, aišku, reikia nepamiršti kategorijas, bet daug žadanti veislė. Varom iki kitą laukelį, pasižiūrėsim, kaip ten atrodo, pabandysiu droną pasikelt ir paskraidyti, gal iš viršaus kažkaip tai bus dar įmanoma kažką užfiksuoti, tai sustiksim kitam. Nu ką, atvažiavau dabar į dar vieną laukelį, čia yra skutims ir čia yra irgi lygiai taip pat sieta, viskas tas pats ir tiek pat fosforą, tiek pat kalcį atiduota. Ir norma ta pati, bet vaizdas ir, pavyzdžiui, kitoks. Pasižiūrėkit. Vaizdas ir kitoks. Ir priešstėlis skiriasi. Pavyzdžiui, po žirnių mano akimis atrodo geriau, gražiau. Šiaip skirtums ir ganėtinai didelis. Biški vėjas ir didelis, blemba. Ar galėsiu pasikelt droną? Nes iš tikrųjų didelis vėjas ir būtų įdomu pažiūrėti iš viršaus, kaip atrodo. Nu tai tada netempiam gumos, einam, renkam droną ir keliam. Ir viskas, ir tada bus aišku. Tai va. Nu ką, atvariau iki Telšių. Ten ant kalnų pasikėliau dronus, matysit vaizdą iš viršaus. O čia pabandykim pasikasinėti, nes čia ganėtinai didelis vėjas. Pažiūrėm, kas čia gavos. Jo, čia biškiai per didelis jos gylis. Nors, kas čia 2-3 centimetrai.
Šiaip geriau visgi sieti tuos 2 cm. Čia irgi visai neblogai pasikrūmėjus, 4 ir iš 1. Čia yra požirnių. Ne per seniausiai yra nupurkštas žolis. Kiek čia gal keletą savaičių dabar tik tas pradeda geltonauti. Nes nebuvo kaip nusipurkšti. Ir šlapia buvo, ir lėja, ir kukurūzus reikia įdėti. Nu, gražiai atrodo, šaknis visai neblogas. Čia irgi panašiai ir sieta apie 3 milijonus. Biški vėlesnis sėja. Nei, sakykime, kaip kitur, kur buvo sieta rugsėjo pradžioj. Čia bus rugsėjo pusė turbūt. Reikia pasižiūrėti iš tikrųjų. Tai va, tai maunam, pažiūrėsim rapsą, kaip atrodo. Pasivaikščysim ir susitiksim rapsą lauke. Nu ką, atvažiavom prie ūkinį rapsą. Dominatorius čia. Sėkla yra iš 22 metų. Nu, ir ką, heiteriukai galit servetėlių pasiimti. Pažiūrėkim. Nu ir kaip atrodo. Pasikelsim droną, iš viršaus pasižiūrėsim. Žolis ir nusiraičiusis, šiaip visai neblogai. Sėjos norma yra 3 kg hektarų jau. Na va, visai, sakyčiau. Čia ir tik tais Juventusas panaudots. 0,6 man atrodo, čia dėjom. Ir nei borą, nei molibdeną nieka nėra čia dėta, nei mitybos nėra dėta. Tai va, ir visai neprastai atrodo. Nužulių nusipurškiam ir viskas. Ir pažiūrėsim. Ir įdomu, kas čia gausis pagal genetiką žiūrint. Nes ar pabėgs ar nepabėgs, kas čia gausis, nes dar visgi noriu paeksperimentuoti, pasižiūrėti, kaip čia kas. Tai va, bandom kelt droną ir iš viršaus pažiūrėti priešstėlis ir kviečiai. Ten antais toliau, kur ir ten yra pieva buvusi. Po pievos atrodo biški kitaip jie tenais, mažesni tokie. Bet principė, kad visas lauks ir ganėtinai tolygus ir gražiai atrodo. Tai va, tai gal pabandyti reikia persipjauti. Duoj, pabandom perpjauti. Kaip be borą ir be mitybos, pabandykiam papjaustyti. Nu, bandom kažkaip čia pjaustyti, jeigu pavyks man su viena ranka. Pažiūrėkim. Išsivystyms ir didelis, lapų daug. Bišk sunkiai su viena ranka. Nu, bandom. Tai va, su puslitriu, ar čia 0,6 buvo, neatsimenu dabar borą. Tu ne borą, su 0,6 Juventusą. Visai, gal ir neblogai. Šaknis visai irgi neprastai išsivyščius ir pasižiūrėkiam, perspėjokiam, ką čia rodo. Šiaip sustojęs yra. Ką žinau, visai įdomiai atrodo. Pažiūrėsim, kas pavasarį gausis. Ne. Nu, gražiai. Aš manau, kad 100% iš žiemos neturėtų būti jokių problemų iš tikrųjų. Kaip realiai nieka čia nėra investuota į tą rapsą. Nu, aišku, sėja, chemija ir fosforas atiduots. Nu, matysim, paeksperimentuosim. Keliam droną ir pasižiūrim.
Nu ką, biškę pralėkėm lauks, pasižiūrėjom. Šiaip situacija iš tikrųjų yra neprasta ir aš džiaugiuosi, kad Bregenz labai gerai atrodo. Aišku, dar prasivažiuosiu kitą savaitę kitus laukus, pasižiūrėsiu, kaip jis čia pasiruošęs tai žiemai. Tai va, šiaip tas Dominatorius irgi visai neblogai atrodo, sakyčiau, kaip dabar nieko negavęs. Tik tais fosforą į dirvą įdėjom ir per lapus nieko negavo, tai tik tais Juventusas. O visumui sakyčiau, kad neblogai. Tai va, tai matysim, kaip kas čia kas per žiemos. Va, taip nelauktai atėjo tas ruduo. Tai va, šalta iš tikrųjų ir bet taip turbūt tokie ciklai pas mūsų yra ir mes turim taip gyventi. Tai va. Žodžiu, ačiū Jums, kad žiūrit, kad laikinat, kad prenumeruojat, komentuojat. Tai žiūrėsiu, kaip čia kitą savaitę man seksis, tai gal ir kažką ir vėl nufilmuosim. Tai gerų darbelių Jums ir susitiksim.